Sveiki. Aktuali tema, labai madinga ir dabar yra hypas. Apie tai šiandien. Daugiau galite perskaityti straipsnį, nuorodą į kurį bus šito video apačioje. Tai yra gliutenas. Visi žinot, kad gliutenas gali sukelti tam tikrą neigiamą poveikį mūsų sveikatai ir tai bus susijęs su virškinimo sutrikimais. Kaip žinot, yra net tokia liga, kuri diagnozuojama ir pagal statistiką apie porą procentų gyventojų šitam pasaulyje turi tą ligą įgimtai. Kiti gali ją gauti nuo tam tikro gyvenimo būdo. Ir dabar buvo atliktas studijos, kur buvo pasakyta, rezultatas yra toks, kad daugelis žmonių šitam informaciniam laikotarpį, kai prisiskaito ir prisiklauso marketinginių pranešimų apie tai, kad tai neša žalą, tiesiog neturint tos problemos arba turint kitas problemas, pradeda eliminuoti tam tikrus produktus, galvodami, kad jie turi šitą bėdą. Atvirkštinis rezultatas būna pasiekiamas, neigiamai arba jiems atrodo, kad tai veikia, jie pasiekia, bet iš tikrųjų nieko nepasiekia. Iš tikrųjų realybė visai kita. Tai norint sužinoti daugiau, skaitykit nuorodą čia. Šiai dienai tiek. Iki.